O dabar keletas maisto papildų, kurie turėtų būti visą laiką vyro racione. Žiūrėkit, čia oficialiai labai neskelbiu tokios informacijos, ar ne, bet jums, prenumeratoriams, žiūrėkit, išvardinu. Omega, ląstelių membrana ir apsauga. Nuo senėjimo, ląstelis visas mūsų pagrindas. Šitas dalykas yra labai svarbu. Cinkas statosi testosterono formulėje. Česnakas, petražolė galima, bet tiek nesuvalgysi. Selenas, 200 mg biosintezė testosterono, tiesioginis veikimas į reprodukcinę sistemą ir be jokios abejonės sperma be seleno nepajuda. Būtina. Galima česnakę suvalgyti, bet tiek nesuvalgysit. Vitaminas B. Kuo svarbus? Tai yra nervinio impulso perdavimas, kad gamintųsi testosteronas. Toliau padidina sintezę testosterono. Apskritai kontroliuoja 15 000 biodinaminių procesų kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. 100 mg per dieną. Pilnas B kompleksas, kad būtų. Toliau, lecitinas. 4-6 kapsulės kasdien reikalingas tam, kad stiprina nervinius impulsus, be to gerina atmintį. Nepamiršit, kur tą, kaip sakant, spermą išbarstėt. Toliau padeda libido ir stiprina reprodukcinę sistemą. Testosterono gamyboje dalyvauja. Toliau spermos aktyvumas, ir tas, kur aktyvi sperma liko, ten jūs ją ir prisiminsite. Vitaminas E. Insulinas ir testosteronas yra du hormonai, kurie negali tarpusavį susieiti. Jeigu jie susieina, jie, kaip sakant, mažina. Testosteronas dingsta. Todėl vitaminas E stoja tarp jų ir toks kaip traukinukas visur važinėja, neleidžia šitiems dviem susieiti į vieną vietą. Toliau 100-200 tarptautinių vienetų reikalinga. Folio rūgštis, vitamino nuotaikos vitaminas, kuris pagerina, kaip sakant, savijautą ir apskritai galvą. Kalcis, be kalcio organizmas apskritai nieko nevyksta. Žodžiu, 1500 mg kiekvieną dieną. Ir reikia nepamiršti, kad testosteronas atstato kalcio kaulų pažeistas vietas. Tai jeigu trūkumas kalcio, testosteronas dirba ne su libido sistema, o tenais. Geležis, aišku, dėl traumingumo, dėl energijos, dėl kraujų nutekėjimo, šitie dalykai reikalingi. Ko dar reikėtų, kiekvieną dieną būtų gerai, aišku, silicis ir vitaminas C. Taigi tiek jums informacijos, sekit, jeigu norit pažinoti, kur pirkti,